Ir aš keičiausi namą, stačiausi silikatinių blokų ir sakiau, pertvarą padarysiu taip, kad ten nieko aš negirdėčiau. Pasidariau iš silikatinių blokų 18 visas pertvaras, iš karto jau pasidariau. Aš pamiršau tokį dalyką, kad pavyzdžiui ateina iš rekuperatoriaus ateina vamzdis, vienam kitas vamzdis eina per visus kambarius praktiškai. Vienam tas difuzorius, kitam kambarį difuzorius. Tai iš visos tos mano izoliacijos, kas buvo. Iš pradžių galvota, kad aš įdėsiu storus blokelius sienoje ir tada ir bus labai labai gerai, tai gausi praktiškai šnipštas, nes visas garsas eina per rekuperatorius. Per ortakius keliauja, taip. Jau kaip, ar įmanoma kažkaip, čia turbūt projektavimo stadijoje reikia daryti, kad... Būtina šitą iš karto numatyti, reiškia, nes taip kaip ir struktūrinis garsas. Garsas keliauja visais įmanomais keliais, tai šiuo atveju jūs pasiekia tiesiog per visą jūsų sistemą. Tai arba atskiri turi būti ortakiai, arba gali būti naudojami specialūs ortakiai. Tai yra tam yra ir mes turime iš tikrųjų tokią sistemą, tai yra vadinasi Klimaver ortakiai. Jie yra save laikantis, iš karto daromi iš mineralinės vatos. Tai yra pats ortakis neturi jokio metalinio, jis yra save laikantis ir gaminamas iš mineralinės vatos plokštės. Kaip vadinasi? Klimaver. Jūs ten, kur pažymėti inžinerinių tinklų garso izoliacija, tai vienas iš sprendimų ir iš tikrųjų naudojamas, nesakau, kad jis labai paplitęs Lietuvoje, mes jį tiekime apie 6 metus, bet yra ten, kur tikrai tas yra svarbu vėdinimo arba rekuperacijos sistemom, tai tas yra daroma ir tokie pastatai kaip Lietuvos nacionalinė filharmonija, tai yra visa padaryta, reiškia sistema, reiškia padavimas oro, ištraukimas, šildymas oro yra padaryta su Klimaver sistema, dramos teatras dalis yra padaryta, kongresų rūmai, dabar yra taip pat daroma Klaipėdos muzikinis teatras, būtent daroma naudojant šitą sistemą. Vienas dalykas tas, kad šitie ortakiai gali būti tik stačiakampiai. Bet aš nemanau, kad tai yra problema, bet sprendžia, nes jie patys yra iš mineralinės vatos ir jų vidinis paviršius, tai yra akustinis paviršius, kuris slopina triukšmą. Tai o jame dulkės nesikaupia? Kaip ir visi kiti ortakiai, jie gali būti valomi. Tai čia jokios tame klausimo neturėtų būti. Reiškia, ir žinoma, reikia elgtis tvarkingai, nes jeigu mes juos ne tai, kad rekomenduojame, aš praktiškai, kai daro objektus, aš reikalauju, kad turėtų būti įrengiama tada, kada pasibaigus visi nešvarūs darbai yra. O jeigu tai yra vykdoma tas, tai turėtų būti jie, sakykime, montuojami ir uždengiami, kad nepakliūtų. Lygiai tas pats, kas ir su metaliniais ortakiais.